Sveiki ir ačiū, kad prisijungėte. Mano vardas Artūras ir aš šiandien trumpai parodysiu, kaip teisinės paslaugas teikiančios kompanijos, kurios yra mūsų klientai, naudoja Vaistim. Ir naudoja tam, kad tiksliai suskaičiuoti apmokestinamas valandas ir sutaupyti laiką automatizuojant administracinės užduotis. Prisijungę prie sistemos mes matome vieną pagrindinių įrankių, tai yra darbo kalendorių. Jūsų darbo kalendorių, kurio pagalba mes patogiai planuosim ir fiksuosim laiką. Ką svarbu paminėti prieš praktinę dalį, yra tai, kad Vaistim turi standartinės integracijas tiek su Microsoft 365, tiek su Google kalendoriais. Todėl visi įrašai automatiškai sinchronizuojasi abiem kryptim. O ką tai reiškia jums? Tai jokio dubliavimuose, viskas patogiai vienoje vietoje, o kas svarbiausia, nebebus jokio pamesto ar neapmokestinto laiko. Taigi, kaip ir minėjau, yra du praktiniai būdai registruoti laikui, jei jo nėra pažymėta pas jūs kalendoriuje. Pirmas - iš suformuotų užduočių. Dešinėje pusėje paspaudžius užduočių mygtuką gauname visą jų sąrašą ir išsirinkus tinkamą tiesiog nutempiame į kalendorių. Ir labai paprastai priskiriame laiką šiai užduočiai atlikti. Jeigu visgi neturime suformuotų užduočių, jas galite lengvai pasiekti čia. Paspaudus užsakymų mygtuką mes gauname visą klientų sąrašą, pasirinkus reikiamą mes gauname savo paslaugų standartinį sąrašą. Iš jų išsirinkus tą, kurios reikia, mes tiesiog ją įtempiame į kalendorių lygiai taip pat ir priskiriame reikalingą laiką jai atlikti. Kas yra svarbu šioje dalyje, yra tai, kad visos paslaugos gali turėti standartinius įkainius, skirstomus tiek pagal paslaugos tipą, tiek pagal klientą ar netgi pagal jūsų specialistą ir jo valandinį įkainį. Taipogi kiekviena suformuota užduotis gali būti pakomentuota ir tą komentarą galės matyti ir jūsų klientas. Taigi, tokiu būdu mes užtikriname tikslų apmokestinamų valandų sekimą. Ir visi šie duomenys yra skirti sugeneruoti laiko ataskaitoms. Taigi, pereikime prie jų. Čia mes matome laiko ataskaitas, bet ne visas, o tik už vieną mėnesį, tai yra sausio mėnesį. Ataskaitos, kaip matome, yra suskirstytos ir indikuojamos skirtingomis spalvomis. Žalios - tai jau išsiųstos klientui apmokėti, geltonos - paruoštos ir patvirtintos, ir raudonos, kurios yra sukurtos, bet laukiančios patvirtinimo. Taigi pažiūrėkime, kaip ataskaitos atrodo viduje. Viršuje sistema atvaizduoja bendrinius duomenis. Tai yra statusai, datos, pateikiama bendra informacija susijusi su klientu, užsakymais ir veiklomis. Žemiau mes matome visus darbus ir užsakymus susijusius su klientu, kurie buvo atlikti per tam tikrą laikotarpį, šiuo atveju sausio mėnesį. Kartu yra pateikiama papildoma ir svarbi informacija. Tai yra, kokie užsakymai ir paslaugos, kas šios užsakymus ir paslaugas atliko, taip pat darbui skirti faktiniai laikai ir klientui skirti apmokestinami laikai. Taip pat žinoma skaitinė išraiška, tai yra jūsų įkainiai ir sumos, kurios bus skirtos klientui. Viena suma yra bendrinė, o kita, kuri bus išsiųsta kaip sąskaita klientui. Svarbi detalė šioje dalyje yra užsakymo laikai. Tai yra jie pateikiami dviejopai, kaip faktinis ir kaip apmokestinamas laikas. Faktinės valandos, jos lieka nepakitusios, o klientui skirtos apmokestinamos valandos gali būti koreguojamos, tai yra padidinamos arba pamažinamos pagal poreikį. Ir vėliau ataskaitoje klientas matys tik apmokestinamų valandų skaičių, o jums liks abu du variantai ir galėsite taip vesti statistiką. Taip pat sistema atskirai atvaizduoja ir kompensuojamas papildomas išlaidas. Taigi, kai viskas sutvarkyta, peržiūrėta ir patvirtinta, galime vieno mygtuko paspaudimu labai paprastai sugeneruoti sąskaitą faktūrą ir išsiųsti tiesiai iš sistemos klientui. Tai galima daryti vienam atskirai klientui arba masiškai sugeneruoti visiems klientams sąskaitas ir jas išsiųsti. Taip pat galite matyti, kad čia iš karto yra matomas laiko ataskaita, kurią galite pasižiūrėti. Čia jums parodysiu kaip pavyzdį vieno iš mūsų klientų laiko ataskaitą, kurioje jūs matote visą susijusią informaciją, kurią siūsite klientui. Tai yra datos, darbuotojai, atliktos paslaugos, jūsų įkainiai, kiek užtruko atlikti ir kokia suma bus išrašyta. Taipogi kaip ir papildomos kompensuojamosios išlaidos. Bet čia jūs matote tik tais pavyzdį ir šią dalį galime pritaikyti ir paruošti šabloną, pritaikytą ir paruoštą konkrečiai pagal jūsų dizainą. Taigi, visa tai, žinoma,
kaip jūs turbūt suprantate, taupo jūsų laiką ir eliminuoja pasikartojančias rankinės užduotis. Pabaigai pereikime prie analitikos modulio. Sistema turi sukaupusi nemažai duomenų. Dėl šios priežasties yra įmanoma matyti ir sekti įvairius scenarius. Šiuo atveju aš parodysiu tik tais kelis. Kaip pavyzdys, čia mes matome atskirus klientus ir laiką, kiek buvo prie ko dirbta. Atskirai mes matome apmokestinamą klientų laiką, bet dar neišsiųstą, ir apmokestinamą klientų laiką, kuris jau yra išsiųstas. Taipogi matome, koks yra apmokestinimo reitas. Papildomai yra pateikiama skaitinė išraiška ir jeigu yra poreikis, mes galime kiekvieną klientą išskleisti papildomai ir matyti tam tikras paslaugas ir užsakymus, kuriuos mes anksčiau priskyrėme, ir taipogi matyti, kiek viso valandų buvo dirbta, kiek jau yra išsiųsta šitam klientui apmokėti, kiek vis dar laukia ir panašiai. Ir tas pats apmokestinimo reitas yra pateikiamas štai čia. Taipogi visą šitą informaciją galime sekti ir pagal specialistą. Štai čia mes matome komandas, kurias išskleidus mes matome atskirus specialistus ir taipogi mes galime žiūrėti, kiek jie praleido laiko, kiek jų laiko buvo apmokestinta pagal klientą, bet dar neišsiųsta, apmokestinta pagal klientą ir išsiųsta, ir žinoma, labai svarbi dalis jų efektyvumo reitą taip pat galime sekti. Ir vėlgi yra pateikiama ta pati skaitinė informacija, kad galėtumėte sekti ir pinigus. Ir tiek. Ir žinoma, tai tik dalis funkcionalumo. Yra ir daugiau modulių, tokių kaip Service Deskas, bonusų skaičiavimas ar CRM. Pabaigai verta paminėti, kad Visteam galima naudoti dvejopai. Ir kaip SaaS, tai yra Software as a Service sprendimą, arba sudėkti jūsų serverius ir naudoti on-premises, kas suteikia daugiau lankstumo. Ir žinoma, kad sistema yra sertifikuota ir atitinka ISO 27001 kibernetinio saugumo standartus, bei yra kasmet audituojama. Taigi, jeigu peržiūrėjote iki šios vietos, tikiu, kad turite klausimą, todėl kviečiu susiderinti atskirą laiką ir sudalyvauti detaliame Visteam pristatyme. Ačiū dar kartą ir lauksiu jūsų žinučių. Iki.